Vilijos Blinkevičiūtės apgavystė arba tai, kad jinai suteikė vilčių krūvai rinkėjų, kurie rinko galimai netgi socialdemokratus, balsavo už juos, tikėdamės, kad būtent Vilija taps premjerė, taip kaip jinai žadėjo, dar rugpjūčio pabaigoje, tai įeis į politologijos vadovėlius, o tas jos prisipažinimas, kad jinai yra per sena, pensininkė, ligotas žmogus ir negali būti 65 metų premjere, tai šitą video reikia pasilaikyti archyvams. Pasitikėjimas parodytas ir dabar svarbiausia, kad mes suformuotumėme tinkamą, darbingą vyriausybę, tą, kuri tikrai gali atlikti darbą. Ir tas ministras pirmininkas vadovauja, kuris gali tą darbą atlikti ir esu įsitikinusi, kad taip ir bus. Priežastis, kodėl atsisako? Pirmiausia, esu įsitikinusi, kad beveik 65 metų ministrė pirmininkiai būtų sudėtinga dirbti, nes tiesiog esu pensininkė ir tikrai vertinau per visą tą laikotarpį rinkiminį, koks tai būtų atsakingas darbas, kiek tai reikalauja sveikatos ir jėgų. Tikrai aš labai nuoširdžiai sakau, turiu priimti tokius sprendimus, kad vyriausybė būtų darbinga ir ministras pirmininkas, o užimti postą vien tik kad užimti, man niekada neturėjau tokio noro.